Taigi sveiki visi ir kas naujo, ogi kepurė nauja, bet laikinai nauja, vėliau vėl tą seną sukiaušusią paimsim, kol dar nesupūvo. Ir šiandieną aš papasakosiu jums istoriją, kol sulošiu vieną tokį gerą žaidimą. Kaip čia dabar pradėti man? Sulošim labai gerą žaidimą ir kaip jisai vadinasi, ogi vadinasi taip. Tai va, tai tokia istorija. Ir jeigu pereinu iki 10 000, jūs turit ir subscribint. Tokia istorija buvo, kad čia kol įsibėgėsim, tada ir įsibėgėsim, kaip sakant. Tokia istorija buvo, kad tipo gaminau turniką vieną tokį. Ir mano manimu mažai užsiprašiau, bet nieko, žodžiu, ne tame esmė čia. Ir žodžiu, kaip gavosi, tai viską gerai suvyrinau. Viskas lygiai buvo. Ir tada vėliau pasižiūriu, ar pagrindas lygus, nes ten toks, jisai toks stovintis bus ant pagrindo. Ir pasižiūriu, kaip ten tipo ar lygiai ar ne. Ir sulinko ties tą dalim, kur yra tie pagrindiniai strypai, kur į tą turniką eis. Ir labai blogai žodžiu gavosi taip, nes nestovės jisai to lygiai. Palabiškai susikoncentruojam. Čia dabar. Nelygiai stovėjo ir tada... Kaip čia gavosi? Tada man dar buvo draugelis padėjęs. Šiandien biškai, žinai, išmokėjau, nes taip reikėjo. Padėjo ten ant pradžios, vėliau kai tiesin, tai vienas ten ištiesinau, bet ką dariau? Aina, peklant, pralaimėjau. Dar kartą varom. Kaip matote, Vytautas buvo iki 8 000 dėjęs. Tai ką dariau? Tai, žodžiu, kitą pusę pradėjau kaitinti, nes iš tikrųjų kaip slinksta ta metalo distorcija, tai taip eina tiesiai. Ir va tas strypas taip ėjo. Ane? Va taip tiesiai ir jisai va taip susilenkia kažkaip tas strypas, nes vieną vietą tą užkaito tas viršus ir taip susilenkia, žodžiu. Ir labai blogai gavosi, nu aišku blogai. Ir tada kaip dariau? Kai va taip susilenkia, kitą pusę pradėjau kaitint, nupjovau ten tuos kitus rėmus, ten tuos supartinius ir pradėjau pakaitinau, padėjau ant lentų, kad jisai taip, žodžiu, tai būtų palenktas ir trankiau su plaktuku ir ištaisiau ir tada, nežinau, užvyrinau ir kažkaip gan gerai gavosi. Aš buvau anksčiau susidūręs su to metalo distorcija, man galėtų tas metalas, kaip sakant, normaliai jisai pasidaryti, ne, jam reikia susilankstyti dėl karščio. Nemoka žaist.